Sveiki bičiuliai. Pagaliau išlindo saulutė, miela ir malonu. Ką tik sulaukiau užklausos iš žmogaus, ką daryti tokiu atveju. Žodžiu, žmogus pirko automobilį ir pardavėjas pirkimo pardavimo sutartyje nurodė jam 5000 mažiau, negu mokėjo už tą automobilį. To pasekoje maždaug po 1,5 savaitės užkalė variklį. Dabar žmogus nori, skaitosi, tą automobilį grąžinti ir yra problemėlė. Pardavėjas sutinka priimti automobilį, bet grąžins pinigus tik tuos, kurie yra parašyti pirkimo pardavimo sutartyje. Tai reiškia, žmogus grąžinęs automobilį praranda 5000 eurų ir lieka be automobilio. Ką daryti, bičiuliai, tokioje situacijoje? Pirkimo pardavimo sutartis, kaip sakant, yra sutartis. Abu uždėjot parašus tokiu atveju. Bet atsiminkit vieną dalyką, bičiuliai. Visą laiką prašykite, kad rašytų pilną sumą. Jeigu ten prasideda verkimai, bliovimai dėl mokesčių ir taip toliau, tai atsiminkite vieną dalyką, bičiuliai. Ne jūsų problema yra pirkėjo, tai yra pardavėjo mokesčiai. Jūsų problema bus, kai tą automobilį įsigysite, kažkada norėsite parduoti ir jums galbūt teks susimokėti mokesčius. Tai čia tada bus jūsų problema. O kai perkate automobilį, mokesčiai pardavėjo, dar kartą pasikartosiu, ne jūsų bėda. Visi mokam mokesčius, gyvename tokioj valstybei ir kodėl kažkas jūsų sąskaita turi krautis pinigus savo į kišenę. O mes, normalūs paprasti žmonės, mokėti mokesčius ir, kaip sakant, gyventi nuo algos iki algos. Dar vienas niuansas, bičiuliai. Galit pastebėti, jog skelbimuose būna automobilių truputį žemiau nei rinkos kaina ir paskambinus, nuvažiavus apsižiūrėti automobilį, pardavėjas sako, jog automobilis bus parduodamas nuo to vadinamo kauferio. Tai reiškia, kad automobilį jūs perkate iš to automobilio savininko, kuris yra užsienyje. Ką tai reiškia vėlgi? Vėlgi, automobilį tai parduodamas pardavėjas nenori prisijimti atsakomybės. Jūs nusipirksite, kaip pavyzdys, aliai iš kažkokio vokiečio, nors pinigus sumokėsite lietuviui ir atsitikus tokiai situacijai, ieškosit galų vandenyje. Nes paprasčiausiai galų jūs nerasite. Taip kad jokių chebrytė kauferių, visada pilna suma ir neturėtų kilti problemų bent jau su grąžinimu ir atgavimu savo pinigus. Jeigu ten kažkas yra blogai su to automobiliu, kažkokie defektai yra paslėpti ir jie išlenda artimoje ateityje. Ačiū visiems, kad žiūrite, ačiū, kas sekate, kas dar to nedarote, tai paspauskite sekti. Pasidalinkite šito video, jeigu nesunku, ir susitiksime greičiausiai rytoj. Prasidės nauja savaitė ir žinot mane, kaip tik nauja savaitė, taip ir nauji nuotykiai. Iki.